Kokio tipo turinį galima rasti pas tave YouTube? Kaip sukonstruoti bombą. Tave sodina į erdvėlaivį. 3 dalykai, kuriuos tu pasiemi šią misiją. Kamera. Aš irgi dabar sėdžiu su saulė ir aš laikrodį sukioju ir aš matau tą saulės zuikį. Tu galbūt atsukčiau, bet taip. Ir tiesiai į akį. Jo, tiesiai į akį. Labą dieną, mielieji žiūrovai. Atlantų balkono tinklalaidės. Kaip matome, žiema pasibaigė. Ir mes labai esame dėkingi už šitą orą. Ir kad yra iš tiesų labai karšta. Šalia manęs yra mano svečias Kristupas, Klemensas. Klemensas Kozlovas. Sveikas, Klemensai. Sveikas, Klemensai. Sveikas. Klemensai, ir Klemensą mes pasiėmėm nebereikalo šiaip šiandieną čia. Geras oras, bet kas gyvenime yra iš gražių dalykų, jeigu mes jų ar neįvertinam, ar neatsimenam, o šiame amžiuje su šitom technologijom mes galim tuos dalykus fiksuoti. Kaip dažnas kūrėjas pasakytų, įamžinti momente. Ir tai labai dar tai padeda padaryti dar ir kameros, ir visokie filmavimai. Kitais žodžiais, nufilmuoti, įamžinti, užfiksuoti judančioje laiko terpėje. Klemensai, tu esi operatorius. Taip. Tai tavo instrumentas yra kamera. Taip. O jeigu, pavyzdžiui, jeigu reikėtų filmuoti vieną iš 2 žmonių ir padaryti, kaip čia pasakyti, ir padaryti tokią dokumentiką fainą, tu būtum režisierius, tu būtum ir operatorius ir visa kita, Gitanas Nausėda ar Ingrida Šimonytė? Jeigu taip rimtai, tai gal ir įdomiau, gal Šimonytė, kažkaip gal aktualiau žmonėm, bet jeigu taip daugiau trekšino gaut, kad žmonės žiūrėtų ir galvotų, blem, visai jokingų momentų, tai Nausėda, aš manau. Nes Nausėda, jis biškai kažką pagribautų, dar kažką jokingo pasakytų, papasakytų apie kebabus, milijonai views. Tiesiog. Ir jis dar tuo labiau yra aukštas ir gražus. Ir aukštas ir gražus dar plius. O pavyzdžiui, tu kai filmuoji savo turinį YouTube'ai, kiek tu metų jau jį filmuoji? Jeigu taip realiai grinai YouTube'ui susitelkiau, tai iš esmės kažkur 20 metais maždaug pradėjau tai kelti jau daugiau kažką. Iki tol buvo karts nuo karto kažką įkeliu ir pagrinde buvo nesusitelkęs ties YouTube'u, o susitelkęs ties grinai tiesiog filmmakingu. Tai buvo kažkokį filmą sugalvoju, trumpametražį, pilnametražį padarau ir ta YouTube tiesiog eina kaip sklaidos kanalas. Tai jeigu reikėtų įvardinti metais, ne, kiek tu turi metų patirties būnant operatorium? Jeigu taip bendrai, tai kažkur 7 metai beveik lygiai vos, nes aš pradėjau pirmą filmuoti mokykloje, tai buvo 2017 metais. Aha. Tai va, o šiaip ilgą laiką toks buvo, taip pirmin atgal, kažkiek pafilmuoju, kažkiek nefilmuoju, o vėliau būtent nuo 20 metų maždaug pradėjau ganėtinai dažnai filmuoti. Tai va. Bet tu sakyk, kokio tipo turinį galima rasti pas tave YouTube'ai, ką tu tenais filmuodavai? Labai įvairaus tipo ir kas iš dalies yra tokia šiek tiek problema, kad pas mane kanale aš nekuriu, ilgą laiką neatsižvelgiau tiesiog į pačius, taip sakant, žiūrovus, o buvo man svarbiau kuriu, kas man atrodo įdomu. Ir tai yra labai neveiksmingas būdas, jeigu nori, tarkim, į YouTube kažką kurti. Nes YouTube'as yra grinai kaip, jeigu tu turi kanalą, tai jis yra vos ne kaip televizijos laida. Tai yra, žmogus nori pastoviai to pačio ir tikisi maždaug to pačio tipo turinio. Nebūtinai grinai tas pats, kad per tą patį būtų, bet bent jau tipas turi atitikti. O pas mane yra labai įvairių, nes mano filmai tai ten gali būti kažkas labiau komediško, kai kažkas labiau rimtesnio ir panašiai. Bet žodžiu, bet tu esi išsibandęs visokių tenai žanrų, ne? Jo. Nu, dabar labiausiai toks jau pastaruoju metu, paskutinius kelius metus tai buvo toks gal aiškesnis, tai visą laiką darydavau, mano tokia buvo lyg idėja, kad taip sakant, humoras yra kartais labai liūdnas. Ir man būtent patinka tas liūdnas humoras, kur tu gali nusijuokti, bet to pačiu ir galvoji, blem, kaip kažkaip žiauriai liūdnai arba kažkaip negerai skamba. Tai jeigu būtum graikas, tau patiktų tragikomedijos labai. Tai būtent, tragikomedijos, naujoviškam tokiam žiūrovui. Gerai, o pavyzdžiui, aš nelabai suprantu, bet yra tas humoras, tas klasikinis, ne, ten, kodėl višta perio kelią, ne? O tai tada, tas humoras, apie kurį tu šneki, ar galėtum duoti pavyzdį, pavyzdžiui, kuom jis yra, tarkim, ironiškas ar panašiai? Pavyzdžiui, labai vienas iš tokių, mano gal įsimintesnių video, tai yra, kaip aš dariau, kaip sukonstruoti bombą.
Kaip sukonstruoti bombą? Skamba iš karto juokingai skamba. Bet čia buvo viskas ganėtinai neilgą laiką po to, kai prasidėjo karas Ukrainai. Aha. Ir tas humoras kyla būtent iš tokių idėjų, kur pats tikras dalykas, pats realus dalykas yra žiaurus. Žiaurus. Pasižiūri, tarkim, dokumentiką ar šiaip, pasižiūri reportažus iš to karo, žiauru. Tu net nebegali žiūrėti, nes ant tiek negera, ant tiek kažkokia depresija ateina, dar kažkas. Visiškai jau. Bet kai tu sukuri su to kartu humorą, jis leidžia iš dalies pabėgti. Kas yra įdomu, pavyzdžiui, žiūrėjau ne per seniausiai filmą dokumentinį 20 dienų Mariupolį. Ir ten buvo viena vieta, kur jau prasidėjo tas užpuolimas, prasidėjo viskas ir ligoninės darbuotojai stovi, jie matė tiek negyvų kūnų ir panašiai, jie stovi tiesiog vakare ir rūko ir juokauja apie tai. Nes jiem ant tiek pasidaro tai nesukiam, nes tu atsiriboji. Tu bandai atsiriboti, nes tu kitaip neužmigsi ir negalėsi net pramiegoti nakties. Wow. Tai va. Bet aš irgi esu girdėjęs šitą mintį. Neatsimenu, kažkoks filosofas jau irgi sakė, man patinka vis kartais pacituoti, bet net nežinau, kas ką tiksliai pasakė, bet sakė, kad humoras, jis yra didžiausias priešnodis nuo tos kančios ir nuo tos tragedijos, kurie egzistuoja pasauliu. Ir šiaip įdomu, tai tu pabrėždamas juokingumą, pridėdamas absurdo prieskonių, tragiškas, nelinksmas, liūdnas situacijas, tu jas, vadinkim, ironizuoja ir jas pateikia, ne? Savaip, ne? Toksai, tipo, būdavo, vos neapibūdinimas, tokie būdavo dažnai, jeigu aš pakomentuoju ar dar kažką, vis labai šizofreniškas humoras. Šizofreniškas humoras, tada. Tipo, tiesiog, nes jis yra ant tiek jau turi daug sluoksnių savyje, kad jis kažkoks net keistas, daugeliu žmonių gal iš dalies net nelabai gerai suvokiamas ir panašiai. Tai čia yra toksai, tas pats dalykas, kaip šiaip, jeigu pasižiūrėsi komedianus, tai jie dažniausiai visi turi labai šiaip ganėtinai liūdnus kažkokius nutikimus ar gyvenimus ir panašiai. Jie patys yra ganėtinai kažkokie depressed tokie žmonės. Bet jie stengiasi su to humoru būtent kažkaip gal kitiem pakelti. Ir iš to liūdesio, kai kyla humoras, jis yra toksai gerokai efektyvesnis. Tai žodžiu, humoras gelbė. Tam žiauriai pritariu iš tiesų. Bet pavyzdžiui, jei galėtum į kokią nors istorinį įvykį grįžti ir turėtum savo Lumix, teisingai su Lumix fotoaparatu filmuoji. Ja. Tai va, turėtum savo fotoaparatą, galbūt mikrofoną, visą kitą. Į kokį istorinį įvykį norėtum nuvykti ir kokį žanrą darytum ir šiaip ką tenais filmuotum. Kaip iš dalies buvęs archeologas. Tu buvęs archeologas? Mokinęsis archeologiją. Oho. Studijavęs. Kasė atkasė, ne? Pusę metų. Ja. Visai būtų įdomu tikrai nuvykti į tokius laikus, kurių mes nelabai žinom ir pažįstam, kaip yra iš tikro. Pavyzdžiui, aš ne tik, kad buvęs archeologas, bet aš ir istorijos ganėtinai domiuosi. Yra tam tikri dalykai, pavyzdžiui, apie istorinius filmus, kurie šiek tiek, nežinau, man tiesiog ir kelia nervą ir panašiai. Pavyzdžiui. Tai va, pavyzdžiui... Netitikimai kažkokie. Tai labai keistas dalykas, iš kur yra, čia tokia labai ilga istorija, iš kur kilęs yra tas idėja, kad korsetai, kurios moteris nešiodavo. Tie, kur suspaudžia liemenį, teisingai. Taip, kad labai dažnai per filmus rodoma, kaip yra rodoma per filmus. Kad jie yra suspausti ir kad jom užriša ten iš galo, labai suspaudžia juos ir jie tokie nepalauk korsetas. Apačia liktai pusta. Nežinau, aš... Čia suknelės pati apačia. Ai, supratau, bet pats korsetas. Bet ką žinau? Iš esmės, kad moteris alpsta, kad negali kvėpuoti. Ai, nes ant tiek suspaudžia tą liemenį. Jo. Ir čia yra labai keistas dalykas, būtent dėl to, kad korsetai iš esmės ilgą laiką buvo, kaip dabar šiais laikais būtų liemenėlis. Nes ir moteris, ir dauguma moterų nešiojo jos, ir dirbo su jais. Ir darė realiai viską, ką darai va dabar šiais laikais, tarkim, moteris, kuri tiesiog dėvi liemenėlę. Tai nevaržydavo moterų taip, kaip populiarioje kultūroje žmonės įsivaizduoja? Ne, daugelis, ypač priklauso nuo labai istorinės epochos, tik vienoji labai trumpų laikotarpių buvo tokie, kurie yra ekstremalūs, kurie specialiai ten jau sutraukdavo kiek įmanoma. Tai čia yra kažkur liktis 20 amžiaus pradžia, tai va tada buvo tokia vienu metu mada. Bet šiaip ilgą laikotarpį. Korsetai buvo tiesiog tai, kas realiai iš dalies irgi padeda
Dėl to, kad tu viską, jeigu tarkim, jeigu tu turi tiesiog masyviaus biustas, ne? Tau reikia kažkas vis tiek, kad sulaikytų, dėl to, kad yra sunkiau kitaip. Tai būdavo tie korsetai dažnai tokie neproginiai, jie yra tiesiog, tu pati pasiemi, tu pati užsisegi, užsidedi ir tai tau... Jie tokie everyday life būdavo, ne? Taip, nes dažnas būdavo, kad tiesiog kasdien nešioji. Taip, tai yra gal šiais laikais turėtum tu įprasti. Jeigu, tarkim, moteris šiuolaikinė, turėtų iš pirmo priprasti, nes kitoks jausmas, taip, nes tu esi per visą čia, eina iki nuo viršaus iki apačios eina. Bet dažnai tai yra perdedama. Ir tai yra, aš suprantu, dėl ko perdedama, nes tai yra dažniausiai simbolizuoja būtent tą opresiją tokią vyrų. Čia kaip Gitanas Nausėda, tai yra, kažkas, kas duoda dėmesio ir kažkas, apie ką galima šnekėti ir kažkas ekspresyvaus. Tai korsetai, čia taip aš dabar lyginu. Jis yra geras labai triukas, jeigu tu nori greitai parodyti, kad tais laikais, tarkim, ta patriarchija, vyrai būdavo labiau opresyvus moteriam. Ar teisingai, kad tada, kada būdavo korsetai, tai ir vyrai turėdavo pėdkelnes baltas ir kažkokius tuos plaukučius pasidarė. Man taip nepatinka. Priklauso nuo amžiaus, bet pavyzdžiui taip, tas pats. Aukštakulniai. Aukštakulniai ilgą laiką buvo vyrų dėvimas batas. Aš būnu muziejų, pasižiūriu ir ten būna, oi, čia tas kunigaikštis lordas nusipelnęs, finansavęs, pastatęs kažką. Ir jisai žiūri mane, paveikslas. Toks baisus bičas būna. Tai prasme, nusinukis kreiva, šukuosena, net nesuprasi. Irgi. O tai į kokį istorinį laikotarpį tu norėtum grįžti su kamera, kad galėtum filmuoti ir kokį žanrą darytum? Gali bet kokį išskyrus nacistinę Vokietiją. Jau turim užtektinai medžiagos apie nacistinę Vokietiją. Jo, tikrai pilna. Ne, šiaip iš tikro visai įdomus laikotarpis ir keistas laikotarpis būtų būtent tada, kai Lietuva perėjo nuo pagonybės į krikščionybę. Nors ir mes turim rašytinių šaltinių, bet kaip realiai buvo, irgi būtų labai įdomu pamatyti. Tas pats labai norėčiau įdomu būtų pamatyti Trakus, kadangi pats esu iš Trakų, būtų pamatyti Trakus būtent Vytauto laikais. Linkėjimai Trakų rajonui. Kas yra Trakų meras dabar? Aš žinau, Trakų meras bus tik mano kaimynas bus, bet po 10 metų. Jis į politiką veržiasi. Biški. Tai būtų įdomu Trakus pamatyti. O žanrą labai nežinau, aš nesiriboju savęs žanre ir būtų gal net būtent įdomiau pamatyti, kaip atrodytų koks veiksmo filmas. Dar kažkas, nes jis negalėtų būti kaip yra šiais laikais, nes šiais laikais vis tiek viskas saugiai, viskas nerealiai. Tas būtų įdomu, taip pat mokslinė fantastika. Tarkim, gal niekiek mokslinė, nes to mokslo gal netiek buvo. O tai gerai, tai Lietuva išeina iš pagonybės, eina į krikščionybę ir kaip tada atsiskleistų tam storytellinime tasai aspektas mokslinės fantastikos? Tai būtent kaip to meto žmonės mąstė, kad ateitis kokia jų laukia. Nes mes turim šiek tiek dabar kitokį suvokimą, kadangi istorija atrodo iš dalies greitesnė, nes pokyčiai šiek tiek yra greitesni negu anksčiau. Bet kaip jiem atrodė, kad bus, tarkim, po 200 metų ar dar kažkas, kad bus po 200 metų, kaip ta būtent istorija susiklostys ir kas pasikeis. Nes, pavyzdžiui, žmonės tikriausiai net negalėjo pagalvoti, kad pasaulis po kelių šimtų metų taip greitai iš dalies prasiplės. Visiškai. Nes buvo tik Europa, tik dar kažkas. Keli žmonės iškeliauja gal kažkur toliau ir nežinai, net nebegrįžta vėliau 10 metų. Aš manau, kad net močiutės, kurios prie daugiabučių, įsivaizduoja, oi, čia tas ir tas, oi, viską žino ir panašiai, net ir jos nežinojo. Turėsim dabar TikTokus, Instagramus ir visokius dalykus. Faktas. Bet, tai gerai, tai filmuotum tą laikotarpį. Aš labai įdomus atsakymas šiaip. Nes blemba, nes man irgi, aš lietuvis ir man ta pagonybė, gražu, simboliška, bet kažkaip užtektinai norėčiau tikrai pamatyti tą tradicinį laikotarpį, kaip griauna šventyklas, kaip bando statyti bažnyčias. Mes filmavome filmą. Jo, tiesa. Mūsų filmas. Jo, tiesa. Mes su Klemensu iš tiesų paslaptis, mes esame pažįstami šiek tiek iš anksčiau. Aš esu kūrybinių industrijų studentas, Klemensas Kozlovas irgi yra, mes esame grupiokai. Ir man visada patiko, kaip Klemensas generuodavo tiesiog idėjas, nes kiekviena iš jų yra maišyto žanro, skirtingos, kai kurios sunkiau suprantamos, kai kurios labiau pateikia viską ant lėkštutės. Ir tiesiog aš gal, žinai, man taip įdomu, kaip veikia pas tave tas kūrybinis procesas ir,
galvoju, ką aš galėčiau iš to pasimti, ką dabar pasakytum. Pavyzdžiui, apie storytellinimą, ne? Nu, vat kaip pas tave vyksta tas procesas? Nu, vat idėjos generavimo, pateikimo, suplanavimo. Nežinau, šiaip labai įvairiai, bet iš tikrųjų yra tiesiog esmė, kaip bet koks storytelleris, man atrodo, tu turi gyventi ir pastoviai, taip sakant, dairytis ir galvoti. Tu negali numesti kažkokių dalykų, tiesiog, ai, man čia nesvarbu. Ir yra dažnai, kad idėjas kyla jos nesėdint ir generuojant kažką namuose užsidarius. Kaip būna, pavyzdžiui, problema, kada kyla rašytojam ar panašiai, dėl ko būna tas toksai blokas, kad kartais būna, tu užsisėdi vienoje vietoje ir tu niekur neini ir tu sėdi bute ir tu galvoji, kaip man parašyti, nes man reikia pinigų. Yra tokia problema, kad ir tos idėjos kartais ateina geros, labai dažnai yra gerai išeiti kažkur ar kažkur kitur pabūti ar dar ką. Keista aplinka. Taip, ar su kitais ne tik aplinka, gal kitais žmonėm, kad tave, gal ne tai, kad iš karto įkvėps, bet tau, aha, pamačiau, užfiksavau viską ir po to sėdėsi visiškai iš niekur nieko, naktį gulėsi. Prisiminiau kažką. Ar tą prisiminiau, ar sumaišiau gal su kitų dalykų ir skamba dabar žiauriai įdomiai. Tai žingsnis numeris 1 - įvairinti savo patirtis, nes tai yra mėsa idėjų generavimui. Na, toks pamatas, ne? Kas dar? Dar vienas režisierius, būtent kas yra iš dalies juokinga, aš buvau dar moksleivis ir aš buvau būtent čia atvykęs, grinai į šitą fakultetą, ja. Ir vedė vienas režisierius, dabar neprisimenu tiksliai, kuris, bet lietuvių režisierius ganėtinai žymus, vedė paskaitą ir kalbėjo būtent apie tą darbą ir panašiai. Ir kažkas užėjo pokalbis, kažkaip aš jau kažką paklausiau apie knygas. Ir jis sako, man gėda sakyti, bet aš tipo dabar vat, nelabai pakankamai atrodo skaitau knygų. Ir būtent tas vat, papildomas, iš kur ateina patirtis ne tik iš tikro gyvenimo, bet būtent iš kitų meninių darbų, vat, kažkokio pasiėmimo. Tai yra kažkoks atskaitimas, dar kažkas, kas yra labai svarbu, nes tai ne tik, kad leidžia tau, tarkim, vat, kaip režisieriui, ne tik, kad leidžia pagalvoti, o kažkokios idėjos, bet tu, kai skaitai, tu viską įsivaizduoti turi. Ir kai tu įsivaizduoji, tu kartais būtent iš dalies realizuoji galvoji. Jo, ir tu kaip ir išgyveni, ir jau kaip ir gauni tą patirtį. Taip. Ir tai vat prisideda prie to. Tai vat, kad efektyviai ir kuo geriau storytellinti, reikia pažinoti kitų storytellinimo, kitų naratyvų. Irgi faktas. Filmai, knygos, spektakliai, parodos, muziejai, visokie tokie dalykai. O kas dar? Kas dar? Šiaip įdomu, ar dar yra kažkas? Vat? Yra tikrai daug. Bet tau asmeniškai, vat pagal tavo, vat nuo tavęs. Nes viskas susideda į tas idėjas. Tu negali labai atskirti ir taip pasakyti, mane čia įkvėpė tik tas, anas. Nes taip dažniausiai ir nėra, nes tu viską tiesiog sutrauki kaip kempinė. Ir tada jau tu galvoji, maišosi, darosi kažkas galvoji. Kartais būna susapnuoji. Irgi, būna susapnuoji. Tau Dievas atsiunčia viziją. Dievas atsiunčia. Man patinka man, kai Dievas atsiunčia vizijas. Ir iš tikrųjų susapnuoji, kartais susapnuoji tą sapną, gal tu, gal šiaip viso tokio nepadarysiu, nes jis gal, tipo, 9% jo net doesn't make any sense. Bet gal kažkai vienas gabaliukas, blemai, žiauriai įdomus dalykas. Gal dabar man jį išplėtoti. Ir tas pats, prie ko prisideda, aš čia dabar kalbu labai tas idėjų generacijas ir panašiai, ir tą paėmimą iš kitur, bet to pačiu čia yra darbas. Ir reikia nepamiršti, kad tos idėjas negali būti tiesiog, kad tu, aš sugalvojau, ir dabar varom, darau. Jo, kartais tu gali, kai taip varai, taip improvizaciškai, dar kažką, bet dažnai to reikia pirma idėja gauta. Čia yra pirmas draftas iš esmės. Tau reikia pastoji pergalvot. Ir tau reikia galvot taip pat su to idėja atsirinkti, ar tau tikrai to reikia dalyko, ar tau tiesiog tai pasirodė, nes tu pirmą kartą tai pagalvoji ir tiesiog taip užstrigo. Jo, vietomis čia kaip žydas berniukas, reikia galbūt apkarpyti, vietomis reikia išplėtoti, žinai, lyg būtum imperialistinė valstybė, tą idėją pačią. Aš prie šito teiginio nepasirašau. Tai vat, jo, bet teisingai, ir tada vat, vis tiek, kokia buvo didžiausia komanda, su kuria tu dirbai? Būtent filmavime, kaip operatorius. Kiek žmonių, pavyzdžiui, sudarė? Šiaip įdomu. Aš žinau, 10 gal. Aš nežinau, dabar paskutinis, kai darėm, filmavom, čia turbūt Kino kovai tikriausiai buvo didžiausia, aš nežinau. Aš šiaip labai įpratęs, mano toks stilius yra toks labiau run and gun. Ir maža kažkas, jeigu turi kažkokią tą būtent komandą, tai turi kažkokią mažą. Man labai ilgą laiką nepatiko šiaip pati kino industrija. Nes jo yra labai daug nesąmonių, tokių visokių. Pavyzdžiui, daug nesąmonių iš kino industrijos. Tai patys dalykai, kuriuos aš galėčiau, tarkim, padaryti per 2 dienas. Narkotikai. Ne narkotikai. Tai patys dalykai, tarkim, nufilmuoti, sumontuoti, paleisti, ne? Galiu, tarkim, aš žinant, ko noriu ir mokant tą, ir aš galiu, tarkim, padaryti per kelias dienas,
O tos kino industrijai yra labai daug tokių dalykų, kurie viską sulėtina, tarkim. Ir tą procesą gali labai ištempti ir jis gali labai tapti toks nebedraugiškas. Suprantu, ką sakai. Tai va. Bet tuo pačiu yra ir pliusų. Ir ypač va dabar, ką patyriau, tokie pliusai, kad iš kitų žmonių tada, jeigu su kuriais tau patinka dirbti, ateina kitos idėjos ir jos susimaišo. Kai visos idėjos susimaišo, jos tokia gali sukurti labai va, įdomų kūrinį, kurio tu pats vienas negalėtų. Nu taip, vienas lauke ne karys, žinai. Tai visai gerai. Ir aš tau kažkaip noriu pritarti, kad labai svarbu tą idėją kažkaip ir pasimti iš aplinkos, ją formuoti, statyti kartu, bet ir labai tinkamai, iškomunikuoti tikriausiai, kad visi žinotų, dėl to mes turim ką, turim scenarijus, ne, dėl to mes turim ten tas sinopsės, kadruotės turim galiausiai, ne. Kokios buvo ekstremaliausios sąlygos, kuriuo esi filmavęs? Tokios, kad tipo, jau keiktis nenoriu, bet tipo, kad jau viskas. Dažniausiai žiemą, nes žiema yra toks, žiauriai nedraugiškas metas, kai tu turi sėdėti 10 dublių daryti ir šąla pirštai ir viskas šąla. Esu kritęs nuogas beveik į sniegą, tai buvo irgi žiauriai nelinksma. Tai esi ir vaidini savo filmuose ir juos filmuoji. Tu esi operatorius, aktorius, taip galima sakyti. Taip. Tai va, tai dėl to esu ir gerokai turiu patirties ir su kažkokiu tokiu vaidinimu. Gal ne kiek su scenarijais, nes dažniausiai viskas gal labiau mano galvoje, arba pats perskaitau, pats žinau, ką rašiau, tai irgi taip, bet savo esu vaidinęs. Tai va. Tai iš tų sąlygų, tai turbūt tokios, tas pats su sąlygom visą laiką yra labai sudėtinga, kai dirbi naktį, nes naktį irgi jau tu pavargęs visiškai, tu nieko nenori, tu suirzęs ir dar, nežinau, tokias. Turbūt irgi tas pats oro sąlygos viską labiausiai turbūt kenkia, jeigu ką pasunkina. Ir dar sąlygos, nebent kai kažkas su komandos nariais, su kuriais tiesiog yra sunkumų. Tai tarkim, ten nenori to daryti, ar ten to nedaro, ar ten išeina, ar ten sako, aš nebenoriu, iš vis tokių sąlygų. Tai čia yra, kuris gali labai greitai pasunkinti. Bet šiaip tikriausiai dažniausiai tai yra oro sąlygos, su kuriam yra labai sunku. Bet ir šiaip, tas operatorius darbas, vis tiek jis yra daugiausia fiziškas, ne daugiausia fiziškas, negalima tai. Jis yra fiziškas. Bet fiziškas. Jis yra fiziškas, tikrai. Ja. Taip. Tai irgi blemba, ir nugara, ir kojos pareina, ne? Bet čia nėra sunki, tai nėra kaip, tarkim, profesionaliuose, tarkim, setuose, kur būna ir sunkios kameros, specialiai nešiojasi tai, kad padėtų jiem tai palaikytas kameras, kad nebūtų taip sunku. Bet vis tiek, tu pastovi ant kojų, tu pastovi judi, tas yra tikrai. Ir dar nedaug dievė reikia aplinkoje kažko siūroji, žinai, paimti labai specifinį kamparį laikyti. Eikti savo. Aš tai nežinau, ar aš galėčiau iš tiesų. O kas, aš paklausiu ir jau tikriausiai atsakymą žinosiu, bet kas padeda tą estetinį suvokimą, žinai, lavinti. Bet kaip ir kalbėjom apie storytellingą, tai greičiausiai ir yra kitų naratyvų, kitų kūrinių, kitų inspiracijų stebėjimas. Ir ne tik. Sapnai irgi. Taip, ir ne tik. Yra tas, būtent, kaip sakiau, dėl ko stebėti tikrą gyvenimą yra svarbu. Pastoviai pastebėti detalės. Tai yra tas pats. Yra, tarkim, čia gal nepastebėsi su kadravimu, nes tavo akis visą laiką taip pat mato viską. Bet čia gali pastebėti būtent su apšvietimu. Ir kaip tu jauties, kai yra ta tam tikra šviesa. Aš vis dar dabar pamenu gerai, kai dirbau restorane ir jau pasibaigė pamaina ir žiauriai ilga diena buvo, gal 14 valandų kažkas tokio ir mes jau sėdim tam vakare, susitvarkėm viską. Ir sėdim mano kolegos ir matau apšvietimas. Jis krenta labai įdomiai ir jis atrodo iš dalies vos netoks gal jau tuo momentu atrodė nostalgiškas. Ir jis buvo tiesiog labai blankiais kažkokias porą žvakių dar kažkiek dega ant kitų stalų. Ir už kolektyvo sėdinčio matėsi šviesos, kurios yra tiesiog, paprastos švieselės, kurios yra pakeltos biški virš jų, bet taip eina eilute, eina su tokiais tarpais metro. Ok, žiauriai įdomu, kaip krenta labiau iš nugaros, bet ta maža ugnelė matosi akyse paduoda švieselę. O, kažkokį jausmą sukūrė. Ir tai yra ne tik tada estetika, nes būtent ta kinematografija, jinai nėra tik estetikos klausimai. Nes estetika, tu atrodysi profesionaliai, bet to pačiu turi galvoti, kaip vizualiai, to gal net, tarkim, nebūtų jokių žodžių, kaip tu gali perteikti visą šitą istoriją, visas jos emocijas ir panašiai. Nuo to žiauriai daug priklauso. Blemba, tai kas, tai turi būti kaip indienas, sako akis, tą laviruoti, tas jau padėtų operatoriui, ne? Tapti dar geresniu operatoriu. Taip. Tai prasme, pastebinė. Klausyti kitų operatorių. Gerai, pavyzdžiui, žiūrėk, mes dabar esam čionais, mes esam balkone.
Jo. Koks yra dalykas, kuris, vat, pavyzdžiui, galėtų būti tai, apie ką šnekam dabar šiuo momentu? Kaip suprast tai, apie ką Nu, nežinau, kažkoks estetikos momentas, kurį galima dabar, pavyzdžiui, būtų pastebėti. Dabar, Jo, šią sekundę, pavyzdžiui. tarkim, aš matau, kaip ant tavęs saulė krenta, ne? Jinai šiaip estetiškai neatrodo gražiai, nes jinai tokia labai smarki. Ir aš bandau neapsiverkti, žinau, visą laiką, kol mes šnekam. Va. Ir, tarkim, kaip pavaizduoti karštį, ne? Karštis gali tu labai skirtingai. Taip, tarkim, tu gali dėti labiau oranžinį šiltą tintą ant viso vaizdo, nes tai atrodys, o yra karščiau, kai yra labiau oranžinis atrodys vaizdas. Mhm. Tuo pačiu, aš galėčiau, va dabar žiūriu, taip ir filmuoju, tarkim, tave, ne? Kaip tu kalbi. Aš nefokusuočiau tai, kad tavo tiesiog veidas, aš fokusuočiau tai, kad pas tave prakaitas blizga va čia viršų. Aš irgi jaučiu, kaip jis prakaitas blizga. Ir jis tiesiog tas blizgesys, ne? Jis gali sukelti skirtingas emocijas. Tarkim, tu gali rodyti, kaip jis tiesiog blizga ir, tarkim, tu šypsais, ne? Ir tai gal tau rodo, tarkim, dabar mes pertikėm veikėjo kažkokį tipo susijaudimą, dar kažką, ne? Tarkim, tik linksmumas, tarkim, kalba su kažkokiu partneriu ir tipo, mes jaučiam, kad jisai jaučiasi gerai, ne? Tas pats, jeigu tau jau blizga, bet matai, kad lašas eina, ne? Tai jau yra kitas aspektas, nes tada gal atrodo, kad tu labai labai jaudinės, arba tau jau negera, tu tiesiog, man negera, man jau tiesiog jau net lašas prakaitas, ne? Ir tu būtent tai simbolizuodamas, tu gali tą prakaitą ant jo saulės neturėti ir tai jis nelabai matysis, tu gal jo ir taip nepamatysi, bet kai yra stipri saulė, jis labai stipriai blizga ir ta natūraliai žmogaus akis bus, kažkas sublizgėjo, mano patraukė. Jo, jei kažkas taip sublizga, tikrai patraukė. Tarkim, tokie dalykai. Geras, tai visai įdomi. Aš irgi čia dabar sėdžiu su saulė ir aš laikrodį sukioju ir aš matau tą saulės zuikį. Ir aš dabar bandau galvoti, jeigu būčiau operatorius, kaip estetiškai tą išnaudočiau, galbūt atsukčiau, bet taip. Ir tiesiai į akį. Jo, tiesiai į akį. O, bet dabar pabrėžiu, pavyzdžiui, žinai, pabrėžiu tavo žmogiškumą. Pabrėžiu tavo sielą. Aš saukčiau didelį veidrodį tiesiai į tą. O, tai blemba, ne. Ne, nedaryk tai. O, pavyzdžiui, lėktuvą. Su veidrodžiu dideliu. Nu nieko, pašviesti lėktuvą, bet net nesimau. Ne, nešviečiau, bet kažkada buvo, kas yra labai įdomu, kas iš tikrųjų supratau, kokia iš tikrųjų gali būti žiauriai stipri saulė. Tai yra, ėjome filmavimus ir ėjome filmuoti miške, bet mes darėjom iki miško. Žiauriai stipriai saulė švietė ir mes turėjom vienam ten kadrui ir pasiėmęs aš veidrodį buvau. Ir einam ir aš taip, aš šviečiu tiesiai į saulę ir tą pakreipiau į medžius, kurie buvo prieš mane. Ir žiauriai ryškiai matėsi kvadratas šviečiantis, grynai ant medžių. Tai tokie va dalykai, žiauriai, va irgi įdomus, ir tada pamatai ir tada kitą kartą, taip atrodo, čia pamačiau, užfiksavau ir tada vėliau po 5 metų ateina ir pagalvoju, blema, žiauriai būtų įdomu, jeigu dabar sustatytume vienam kadrui 10 skirtingų veidrodžių, skirtingas biški pusės atkreiptas ant medžių ir tarkim yra veikėjas. Ir kažkaip žiauriai keistai atrodo, nes šviesa dar neveikia šiaip natūraliai. Jo. Blemba, tai kažkaip, nu ir ne tik operatorystėje, manau, šitas įgūdis labai naudingas, tai yra pastebėti tas detalės, turėti tiesiog galios pastebėti, žinai. Ir kaupti tai kaip patirtį, kaip mėsą, kaip viziją. Nu čia kaip yra, žinai, tas kurti naratyvus vėliau. Pasakymas, kur kiekvienas yra menininkas, bet tik menininkai tai žino. Ne? Tai va čia iš dalies yra toksai, kur tu šiaip gal pastebi dalykus, kad ir tarkim esi ne menininkas, tu pastebi, bet taip pagalvoji, nu ir nieko, aš toliau nepanaudosiu, išvažiuoju iš atminties, tarkim, arba tik prisimeni kaip gerą prisiminimą. O pas mane viskas, ką aš bandau tokius, kai pamatau kažkokį tokį dalyką, man gerai, reikia įsirašyti, nes aš žinau, kad vėliau filmuojant arba režisuojant, aš galėsiu tai panaudoti. O tu menininkas? Gal biški. Biški menininkas? Čia tokius biškijos, šizofrenijas pakuriu. Tu esi prie meno, ne? Nu, aš prie meno, bet... Mano dailės mokytoja man sakydavo, kai buvau mažas, sakydavo... Kad ne prie meno? Ne, nesakydavo, žmogus negali būti prie meno, klausiu, kodėl. Sako, tu gali būti prie kiosko, prie kebabinės, gali prie konteinerio būti, bet prie meno nebūsi tu. Arba mene, arba ne. Tu menininkas? Aš menininkas, bet aš žinai kaip pasakyčiau. Filmas yra labai įdomi meno forma, būtent dėl to, jinai dažniausiai nėra siejama su žmonėm, kurie tokie, kaip yra tas toksai, tipo... Paplaukęs. Paplaukęs. Jo. Psichai lengvai, žinai. Paplaukęs, čia jis toks anoks, jis čia, čia į savo pasaulyje. Filme beveik nėra tokių žmonių. Bet yra tam tikras toks paplaukimo bruožas, ir režisierių, jie turi akinukus, jie susivėlė ir jie daug kofeino vartoja. Bet čia labai retas, čia toks labiau kilęs iš seno. Iš tiesų, tai jo. Kur senais laikais, o ypač prancūzai kokie, tai jo, va. Lemba, nes filmas, jis reikalauja daug technikos, tu negali vien būti, oi, spankstu, oi, svajonė, oi, idėja, žinai. Jis turi turėti ir labai, logiškas jungtis vis tiek.
Ir tokį, nu, tai yra mechanizmas, kuris vis tiek Dėl to, turi suktis, ne? būtent, vat, jeigu taip kino industrija įmant, jis labai kompleksinis dalykas yra. Nes tu negali vienas, tarkim, tai jeigu tu esi tapytojas ar skulptorius ar dar kažkas, tu gali vienas užsidaryti ir daryti, tarkim. Mhm. Nu taip, net jeigu, tarkim, tu su kažkuo kartu darai, tarkim, ne vienas, o poroje, ta kažkaip projektą vis tiek. O čia dažniausiai, jeigu pačioje industrijai, nu tiek daug žmonių, vienas kažkoks, tai atskiras rytis, kita, nu jis susideda iš visų skirtingų sričių. Dėl to tu negali šiek tiek va to leisti savo to meniškumo tokio. Bet pavyzdžiui, tu man dabar sakai, bet žinant tave ir ką tu darai, tai pas tavegi būdavo daug to, kada tu užsidarai, esi pats vienas, turi kamerą, techniką, kurios tau reikia, nu, ir tu užsidarai ir darai. Jo, dėl to, kad mano visai kitoks tas stilius ir noras kaip kurti. Jis toks yra, nu jau čia toksai būtų tipo stipriai independent. Jo. Nes yra tokių, žinoma, yra tokių ir, tarkim, kažkur ne Lietuvoje, tai visam pasauliu, taip sakant, yra tokių kūrėjai, kurie, tarkim, gal labai nedidelės komandos, jie gal labai indie daro, jie nesitikit labai didelio pelno kažkokio, nes jie žino, kad daro kažkai labiau grinai ten meną, avangardą, dar kažką, tokius dalykus. Bet tada jau čia yra tikėjimasis kitoks. Jie žino, kad jie gal tiek negaus, jie gal gaus daugiau net realiai iš paramų, negu iš tikrų ticket salesų. Yeah. Tai čia yra, pavyzdžiui, tavo kūrybai, va, tavo keliai su pinigais, irgi labai įdomu su darbo rinka, žinai. Nu, realiai, jeigu taip iš kur uždirbu, tai yra būtent dažniausiai kažkokie, tarkim, va, projektai, kai jeigu kažką padarau, ten, tarkim, pasamdo, tai ten, va, kartu filmavo muzikiniai klipai, tas pats kažkokios reklamos tokios, dar kažkas, tai va, tokių iš tokių realiai uždirbė, jeigu taip nori kažką grinai meniško, o šiaip. Bet tai nėra pastovu, tai veikiau tiesiog pakrent arba nepakrent. O šiaip, ką dabar, nu, tipo, turiu, bet toks irgi, kadangi netiek jau dabar gal šiek tiek sustojau į patį YouTube'ą kurti, tai turiu Patreoną, tai biški kažkiek va, žmonės, tai būna arba tenais kas mėnesį, arba vienkartinį kažkokį sumokėjimą būna daro. Ne, bet remia žmonės. Remia. Tai žiauriai. Jo, nes, nu, realiai yra, bet jisai dar minimalus, nes ir sakau, kadangi mano pats kanalas toksai yra pilnas visko ir nėra tokios labai aiškios auditorijos, tai tik remia tie, kurie, vat, man įdomu, ką jis pats kaip kūrėjas sukurs kažką naujo. Ne tai, kad aš žinau, kad aš gausiu visą laiką kažkaip panašų turinį, bet kažką tokio, ką jis dar sugalvos naujo. Tai va, tai remia. Nes plemba tokie klientai, nu, vadinu klientai, žiūrovai, ne, jie lojalesni yra, nes jiems jau rūpi ne tai, kad tu galbūt išstumi, bet tai, kaip tu išstumi, nežinau kaip čia pasakyti, bet labiau suinteresuoti tavo sielą ir tą kūrybą, ir tą ekspresiją. Bet tuo pačiu čia vis tiek yra problematiška. Jeigu dabar pradėčiau iš naujo YouTube'ą, tai pradėčiau visai kitaip. Ir jau žinodamas, aišku, pamokom, kurias jau išmokau. Gerai, pavyzdžiui, va dabar galbūt yra žiūrovo, ne, kurie žiūri ir galvoja, jo, aš darysiu savo YouTube arba noriu kažką savo daryti. Tai kokie va yra patarimai su tuo? Visų pirma, didžiausias patarimas yra tiesiog pradėti. Nes labai daug kas sėdi, man reikia čia to, aš negaliu dėl to pradėti, aš negaliu. Nu čia taip pat yra žmonių ir pas mus fakultete, kurie, tarkim, nori filmus daryti, dar kažką daryti. Ir aš sakau, tiesiog daryk, pradėk daryti. Ir ne, nu aš čia nemoku, to nedarau, to dar negaliu taip. Visi turi telefonus, kad ir tokius, nieko nereikia daug. Iš tiesų, kad pradėtum. Jo. Ir yra labai daug žmonių, kurie yra net gerokai ir su didesniu pasiekimu negu aš, ir dar kažką ir padaro kažką geresnio, kur jie su technika beveik neturi nieko. Tiesiog turi kažkokias idėjas ir žino, kaip būtent, tarkim, žiūrovas norės. Ir vien dėl to, kad jie daro, jie ir padaro, ir jie turi ką parodyti dėl to. Tai čia yra pirmas. Čia tas pats, kas tu galvo, kad dabar, sėdi ir galvo, jeigu aš dabar būčiau pradėjęs prieš kokį 10 metų daryti, nu tai jau reikėjo, reiškia, pradėti. Arba dabar pradėk ir po 10 metų galvosi, kad kaip gerai, kad pradėjau prieš 10 metų. O ne taip, kad reikėjo prieš 15, reikėjo prieš 20 metų. Nes tas, kad tu tiesiog galvosi, kad tu nori pradėti, žiauriai negerai. Bet pavyzdžiui, gerai, čia toks labai svarbus fundamentinis patarimas, kaip ir daugelis sakė mūsų Atlanto balkono tinklalaidė irgi, kad labiausiai svarbu yra tas veiksmas, žinai, ir pirmas motionas. O tai gerai. Bet pavyzdžiui, kūrė YouTube channelį, tu pats pasaky, man įdomiai nuskambėjo, kad tu darytum kitaip dalykus. Tai man įdomu, ką tu darytum kitaip ir galbūt patarimas kažkoks yra. Aš tiesiog tiek nevarijuočiau turinio ir visą laiką būtent dar ne tai, kad variacija, bet tada ir... Nes dabar aš labai, čia buvo toks iš dalies man šitas kanalas, aš jį dėl ko labiau pradėjau, kad čia yra buvo, treniruoti, čia buvo mano filmų mokykla, kad aš specialiai prisiversdavau kas savaitę. Nesvarbu, stengiuosi laiką, aišku, ko geresnės kokybės, nesvarbu, kokios kokybės, vis tiek išleisk, daryk. Nes tai yra, tu per tą kažkokį mažą gabaliuką, ką padarysi, tu vis tiek kažko išmoksi. Tai yra, buvo kiekvieną savaitę mokinkis, varyk ir tą matysi, kas limpa, kas nelimpa, dar kažkas ir panašiai. Bet dabar man jau nebereik tiek mokyklos, dabar aš nebesidėčiau ir nedaryčiau būtinai, kad man reikia, nesvarbu, kokios kokybės, svarbu, kad išleist.
dabar jau sustelkčiau irgi gerai, galvok visą laiką, kad pastovi ir kokybė būtų. Ir pastovus turinio vat, maždaug kažkoje tematika dar kažkas. Tai kažkoks susietas dalykas. Tai tarkim, visą laiką, tarkim, darau va tą, tarkim, kažkoje komediją. Visą laiką. Ir vis kažkokią bišį gal atnaujinu. Bet iš esmės vis maždaug tą patį darau, tik iš kažkokių gal kitokių perspektyvų ir panašiai. Tai va čia tas būtų, kas tikrai kitaip pradėčiau. Tai supratau, tai tu, ką girdžiu, tu labiau apiformintum, jog tas įvaizdis kanalo būtų vientisesnis ir daugiau dėmesio skirtum įvaizdžio kokybei. Tiesiog viskas, nu, tipo, kuo vientisiau, tuo žiūrovas, kad ir jį tu nustebini kiekvieną, tarkim, seriją ar kažką darant, tu vis tiek nori, kad jis, aš žinau maždaug ko laukti. Nes tas yra labai svarbu būtent, tarkim, YouTube. O kom tai yra svarbu? Ai, nu tai duoda lojalumą, kiek aš suprantu iš karto. Taip, ir tas... Kas dar, kodėl? Tai va tas ir būtent yra, nes tu eini į kanalą, kaip sakau, kaip prieš tai kalbėjom, kad į televizijos laidą. Kad ir tu nori žinot, ko tu gausi. Nes tu žinai, ką tai pakasys tau. Taip. Nes jie yra labai... Kiekvienas kanalas skirtingai kažką savo, tarkim, kūri. Ir tu kaip žmogus gal, tarkim, skirtingus dalykus visai žiūri, kurie gal tarpusai net nesusiję. Bet tu žinai, aš ateisiu į ten ir aš gausiu būtent tokį ir tokį turinį. Ok, ir tokios kokybės. Ok, ledas. Ir varai. Tai va tas yra labai svarbu, nes kai toks gaunasi tą susirinkė, nes aš, tarkim, esu prisirinkęs labai skirtingų auditorijų žmonių, kurie, nu, jiems tiesiog skirtingai, aš įkeliu vienokio tipo, tarkim, video, vieniem patinka, įkeliu kitokio, kitiem. Ir ta... Ir tas nėra iki galo gerai jo, taip, iš tos pusės. Nes, tarkim, kaip YouTube'as veikia, tai jisai vis tiek, taip sakant, rewardina būtent tos žmonės, kurie gauna žiūrėjimo, tas vat yra jiems labai svarbu žiūrėjimo laikas. Tai yra ne tai, kad prasidės epizodas ir maždaug tam, kad tu turėsi daug peržiūrų, bet jos visos yra tik tais pirmos 10 sekundžių. YouTube'ui tai nerūpi, kiek peržiūrų gausi. Jiems labai rūpi, kad kuo daugiau žiūri patį visą video. Kuo ilgiau pražies, kuo daugiau pražiūri, kai kuo labiau išlaikai žiūrovą, reiškia, jie galės paleisti tuo daugiau reklamų, reiškia, tu to svarbesnis, tuo tave kelia labiau viršų ir siūlo daugiau žmonių. Jo, supratau, tai kad tu galėtum save geriau monetizuoti, taip, tu būtum labiau save ir ne tik įstatęs. Jie tą patį, jie tave tiesiog labiau skleidžia, daugiau pamatys žmonių. Algoritmai tipo labiau išstumia, ne? Nes jie žino, kad jo kaip tikslas yra, kad išlaikyti tave platformoje kuo ilgiau. Ir kaip tu tai padarysi, jeigu tavo pastovi video vis žiūrės ir bus taip. Yeah. Tarkim, yra pavyzdys, yra vienas YouTube kūrėjas, Joel Haver, kuris buvo, galvoju, dabar 20 kažkur, 21 metais, dabar tiksliai neprisimenu, jis gal kelis metus kūrė, va irgi tai va maždaug kas savaitę, kažkas tokio, bet jo turinys visą laiką buvo ganėtinai pastovus, jis visą laiką beveik komedinis, grinai toksai, nu, toks ganėtinai lengvai sukrantamas. Ir jis turėjo ilgą laiką maždaug 3000-2000 prenumeratorių. Ir vėliau tiesiog vienas video tiesiog tipo popino ir jis realiai per pusę metų tapo virš milijonų. Na, eik tu. No. O tai ką jis tam video padarė, kad taip iššovė? Tiesiog buvo tas, kad buvo atžinomas iš dalies, taip sakant, brandas, nes buvo tai video apie ale komediją, apie tokius tipo fantasy žaidimus ir kaip jie ale veikia ir iš jų toks šiek tiek pasišaipimas ir jis buvo toks animacinis. Šiek tiek tokia kitokia animacija, negu daugelį tu gali pamatyti internete, nes jis tam tikrą vieną tokią programą naudoja. Aha. Ir viskas, ir jis vienas tas, jis jau turėjo tokių kelis prieš tai padaręs, kurie irgi būdavo sulaukdavo vos peržiūrų, bet va, iš karto tą kitį pamatė, tie žiūrovai, kurie patį pirmą video pažiūrėjo. Ir tada, gerai, dabar žiūrim tos kitus. Ir tada YouTube'as matė, geras, visi dabar žiūri jį, keliam į viršų. Tai net kai jis turėjo labai mažai palyginus tų peržiūrų, jisai turėjo kažkokią savo nišą, ties, kurie dirbo, darė. Taip. Atsirado tema, kabliukas, taip. Išėjimas į tą tokį viešą eterį, labiau viešą ir tada taip milijonai peržiūrų. Wow, labai įdomu, kaip tai vyksta. Pavyzdžiui, tu esi dirbęs net ir su muzikiniais klipais, ne? Ja. Ir tenais gaudavai pinigų. Ja. Vis tiek tai toks dalykas, kur žmonės ir daugiau yra pasiruošę sumokėti, aš taip įsivaizduoju, ne? Jeigu Lietuvoje, kad ir kiek minimaliai žinai tų Lietuvos įžymybių ir panašiai, jeigu reikėtų daryti kokiam lietuviui muzikinį klipą. Lietuviui atlikėjų, ne? Kam darytum? Negalima sakyti Selui. Kodėl negalima Selui? Tiesiog negalima sakyti Selui. Aš nedaryčiau, tai man aš daryčiau Selui, nes aš daryčiau Selui. Eikti, ne. Aš tik vėjas skrendantis aukštai. Aš tai manau, daryčiau Tarzanui. Būtų žiauriai įdomu dirbti. Tipo, čia šiaip pasakiau taip iš dalies, ambairė, bet iš dalies ne, dėl to, kad
Jis neturi dar kažkokio, kaip tarkim, didesnės žvaigždės, jos labai susidaro brandas. Aha, aplink save. Ir man yra siūlę, tipo, taip iš dalies dirbti su tokiu, tipo, ganėtinai didelių. Bet aš žiauriai nenoriu, nes, visų pirma, aš dar neturiu tiek, kad žiauriai daug patirties, kad būčiau, kad jau sakyčiau, okei, aš sau leisiu. Aš vertas jau. Daryti jo ir, tipo, galiu daryti, ką noriu ir man mokėk, tarkim, žiauriai didelius pinigus. Ir tas toksai visų antras, sakau, tas brandas nusistovėjęs, tai jie, kai jau turi savo brandą, nenori jo pažeisti ir kažkaip kitaip biški rodyti savęs, negu, tarkim, aš gal sugalvoju. Apsiriboja tame. O dabar Tarzanas, kuris dabar labai eksplaudina viešoji medija. Jis dar neturi nieko labai apie save stipriai ryškaus, jis visi supranta. Nu, negali sakyti, turi bišas, turi save. Taip, būtent. Bet jis neturi tokios, kur, tipo, sutvarkyta. Tiesa, tiesa, jo. Jis čia tik toks ir toks, jis to nedarys, ano nedarys. Jis dar biški nežinomybė yra. Jis dar neleidžia savo maikių, kur parašyta ten šik, ar ten dar kažko tokio, žinai, jo, tiesa, blemba, čia geras pastebėjimas, tipo, čia yra va toks jaunas medis, kurį galima lenkt. Jo, jeigu čia va tai va iš tokios perspektyvos, o šiaip iš to, kas labai kad patiktų, kur norėčiau su kuria, tarkim, grupė, tai su Garbanotas būtų. Su Garbanotu, ne? Nes man muzika labai patinka. O, ir tenais yra labai daug vietos estetikai. Jo, ir ten jie turi, aišku, savo stilistiką ir viską. Jo toks gal biški netoks laisvas tas kūryba kažkokia iš mano pusės, bet vis tiek. Jinai būtų artima tavo stiliui, vis tiek. Jo, būtų ką tu norėtum daryti. Tai va dėl to va, būtų irgi gerai. Geras. O dabar va metai 2105, ne? Žemėje vyksta branduolinis karas. Jau, 666. Nu, ten jau prasidėjo 666 bombos į dangų, žinai, visa kita. Ir labai greitai, Klemensai, tu esi paskutinė mūsų viltis. Tave sodina į erdvėlaivį. Ir tu skrisi, neaišku, ar tu kažką priskrisi per tą kosmosą beribį. Bet tavo misija ten yra, žinai, ištraukti kaip ir žmonija, tu ten turi tam tikrų dalykų erdvėlaivį. Tau reikia surasti kitą civilizaciją, nežinai, ir pasieksi tikslą. Būsi tokioje metalinėje dėžutėje, su visais patogumais, maistas, vanduo, visa kita, žinai. Ką pasiemi? 3 dalykai, kuriuos tu pasiemi šią misiją. Kamera. Bet čia tiesiog būtų tas pats, ką tu darai. Tipo, jeigu ten, tarkim, kambarį kažką filmuoja, tipo, kosmoso stoty. O ką? Trumpi šizofreniški meniški vaizdai. Taip, ne, gerai, žiūrėk, tipo realiai, dėl ko? Tipo, nes tas noras turėti, žmonėm kažkokį, tipo, entertainmentą, ne? Reikia save užimti. Jo, visą laiką buvo ir bus. Anksčiau gal būdavo tai labiau kaip kažkoks teatras. Ar dar kažkas, žinai, žmonės arba žaidimus kažkaip žaisdavo vis tiek kartu. Nuo senų senovės. Muzika tą kažkoje kurdavo. Čia yra toks papildomas, kurį tu gali užfiksuoti. Ir tas kamera padeda tą tokį baimę kovoti, kur... Jeigu mes dabar visi mirštame, ne? Jo. Aš, tipo, reiškia, kad nieko nereiškiau, tarkim, ne? Ir kamera padeda užfiksuoti tą tokį, kad, tipo, gal kažkas dar ateityje, jeigu bus dar kažkas pamatys. Aš, reiškia, egzistavau. Mano egzistencija liudija šitas korteles. Nes daugelis meno iš visis yra tiesiog, tipo, reiškimas, kad aš čia buvau. Čia tas pats, kas yra... Visiškai. Menas yra, tarkim, grafiti, kur parašo, tipo, čia buvo Saša. Čia yra menas, nes jis buvo, geras, aš čia buvau šitam pasaulyje. Jo, nes tiesiog pasižymyti. Ne, bet iš tiesų, kiek svarbu žmogui būti pažymėtam. Tai gerai, tai pirmas dalykas - kamera. Jo. Bet, kiek yra skirtingų dalykų, ką aš bandau suformuluoti, kiek užtektinai tau tos kameros, kiek tau ta kamera gali padėti. Tarkim, tu skrendi tenais, tu nežinai. Tai gali būti 5 mėnesių kelionė, tai gali būti 25 metų kelionė, gali būti 100 metų kelionė, žinai. Niekas nežino. Jeigu aš esu su kitais žmonėm, vis tiek ne vienas esu. Palauk, čia dabar labai geras pointas. Tu esi vienas. Aš esu vienas, tai viską keičia. Tu turi žmogaus hologramą, su kuria gali šnekėti ir jinai turi savo mintis. Bet tai yra AI-us, tipo nėra tikro žmogaus, nėra kontakto. Svarbu simuliacija, mes daug simuliacijų šiais laikais užsiimam ir viskas man gerai, bet taip, jau negausi to tikro žmogaus kontakto. Aišku, čia yra tik toks pakaitalas, žinai. Jo, bet žmogaus nėra, aš manau, čia svarbu, kad šitoje situacijoje žmogaus nebūtų. Visai viską keičia, jeigu nėra. Viską, taip. Jo, aš pamiršau paminėti, bet tu esi vienas, erdvėlaivis, žinai. Ir man reikia atrasti kažkokią kitą planetą. Tu skrendi, tu turi kryptį, ten galbūt bus gyvybė, ten galbūt kažkas, bet galbūt ir ne. Bet tu planetoje likęs, tu būtų miręs nuo bombos. Tai tave tipo išsiuntė ir tipo, žinai, varyk.
Tai vis dar emi kamerą, Mhm. nors ir esi vienas. Mhm, Dėl to, kad teisingai. tada nesvarbu, tarkim, gerai, man gal pačiam entertainmento gal ne tiek, kiek reikia iš savęs paties, aš galiu ir pats kažką tai pamintysi, nu, taip, tipo vis tiek kažką filmuočiau, tarkim, bet tuo pačiu, kas yra labai svarbu būtų, tai grinai dokumentacija. Tai yra mano mintis pirmą dieną, aš galiu pakalbėti ir aš pažiūrėti. Ir, Tai tas yra labai svarbu būtent, kad prisimint, ką tu galvoji, kaip tu jautiesi. pritariu. Nes tai gali net labai pačiam savo padėti vėliau, jeigu tu esi žiauriai nevilties kažkokiam momentui. Tu gali tiesiog persižiūrėti iš savęs pažvengti. Ir galbūt lėčiau eitum į beprotybę, būdamas izoliacijoje kosmose, metaliniai dėžiai. Nežinau, kažkokia dar veikla turi būti. Koks antras dalykas, kurį tu imtum? Aš galvoju, ką aš imčiau. Kažkoks turi būti užsiėmimas, kuris pastoviai būtų kažką duoti. Jojo, kur galėjom pirštus. Arba... Fortnite. Ne, nu tai ten, palauk, aš dabar galvoju, kosmosą statyti būtų kompas, tu galėtum ten, pavyzdžiui, vaizdo medžiagas daryti. Jo. Ai, bet nebūtų interneto ryšio. Nu ir nebūtų, nepažaistum. Tu Fortnite, Call of Duty nieko negalėtum iš tiesų. Tai tada pasimčiau Half-Life'ą. Ai, tą žaidimą įrašytą. Tai čia antras tavo dalykas. Ne, šiaip jeigu realiai, tai pasimčiau knygų dafiga. Knygų dafiga. Gerai, nežinau, kiek ko ten, nes kadangi interneto nėra, nežinau, ar kompiuterį būtų, taip pat, ta informacija. Bet pasimčiau knygų, nes tu vis tiek to reikia veiklos, kad tu neišpratėtum, to reikia savo išveikti. Taip, faktas. Pasimčiau kamerą, pasimčiau knygų ir pasimčiau Lego. Lego pasimtum? Gal pasimčiau Lego. Kodėl Lego ėmi? Kad būtų ką veikti. Irgi, kad neišprotėtum, ne? Tokia didelė dėžė, kaip vaikystėje pasiėmė. Nes tu pastoviai kurti kažką, tu gali kurti, daryti. Ir iš tų pačių pamatinių dalykų gali kažką naują padaryti. Taip. Jo, tai čia blemba. Jo, Lego. Viskas iš esmės reiktų, jeigu tu maistą turi, viską kitką turi, to iš esmės tai reikia galvoti, kaip užsiimti. Nu kaip neišprotėti, tiesiog, kaip neišprotėti. O kaip žmogui šiaip neišprotėti gyvenime? Manęs neklaus. Kaip? Aš išprotėjęs. Bombą. Aš menininkas. Aš menininkas sukurti bombą. Ne, bet šiaip rimtai. Aš šiaip tą video rimtai įkėliau tikras instrukcijas, kaip sukurti bombą. Tai man tas žiauriai įdomu buvo, nes aš tą video aš esu matęs. Seniai visai jau mačiau. Ir įdomu, čia galbūt galės produceriai įdėti linką ar kažką į tą video, nes blemba geras video. O tai palauk, tai tu tam video iš tiesų aiškinai žmonėm, kaip pasidaryti bombą. Aš tik įdėjau labai greitai prabėga instrukcijas. Nes yra knyga, bet ten tokia labai sena jo knyga, tipo. Bet veikia ta bomba. Veikia ta bomba. Jo, ta bomba veiktų. Jo, o tai nebuvo problemų tau kažkokių, ten tipo su YouTube ar dar kažkuo? Ne, dėl to, kad ta informacija ir taip, aš ją gavau, jinai viešai prieinama. Ne, tai žinai, yra informacijos kaip ir ginklo pasidaryti, bet nelabai galbūt galėtum viešinti. Jo, tai tau nebuvo. Ne, šiaip nebuvo. Ir aš esu tik tokį įkėlęs tą video irgi ten iškarpą ir ten yra dar daug, žymiai daugiau šiaip peržiūrų sulaukęs taip pat tos video, bet ten irgi jokios problemos nebuvo. Tai arba jiem nerūpi, arba jie nematė. Kokia yra, pavyzdžiui, tavo nepopuliari nuomonė? Nu, tokia, kur tu galbūt ten gautum į kailį, jeigu ten pasakytum garsiai. Nežinau, ar gautum į kailį, bet... Nu, kažkas tokio, žinai. Žinai, tokia nuomonė, kur labai dažnai, tarkim, pastebiu ir kas mane iš tikrųjų iš dalies nervina, tai yra tas pastovus, tipo, mes čia, tarkim, viena generacija vienokia, kita kitokia ir, tipo, mes čia pastoviai keičiamės, ne? Nuo senovės Graikijos laikų. Jo, nuo senovės Graikijos laikų jau filosofai rašė, kaip jaunimas pastoviai neklauso vyresnių. Ieško būdų pabėgti. Taip, ieško būdų pabėgti. Tada pastoviai kažkokiais naujais užsiėmimais užsiėma, kurių mes nesuprantam, tipo vyresni. Tai tarkim, senais laikais buvo tas pats, prieš 100 metų buvo, kad dabar, o Jėzus, visi jauni žmonės sulindė į tos laikraščius ir knygas. O dabar kaip tik... Telefonus. O dabar kaip tik, arba tik šiais sakytų, o čia Dievai skaito. Tai tiesiog esmė yra, kad viskas lieka taip pat, tiesiog keičiasi patys instrumentai, su kuriais mes darome. Labai nedaug keičiasi iš esmės dalykų ir ką mes matom, tai yra gal net dabar vienas didžiausių pokyčių, būtent iš to, kad, tarkim, dar nežinom ateities su to, tarkim, dirbtiniu intelektu ir yra juokingas, nes jis nėra dirbtinis intelektas, jis yra visai kas kitko, jis yra tiesiog grinai algoritmai, tipo, pritaikomi ir panašiai. Bet jeigu ateityje realiai bus, tai yra labai didelis tas pasikeitimo taškas dėl to, kad mes kaip žmogus pirmą kartą savo, tarkim, tame buvime padarėm naują, taip sakant, sukūrėm naują rūšį iš esmės, grinai iš nieko. Kūrėm Dievą. Jo, mes esam Dievas tiksliau.
mes pats esam dievas naujai rūšiai. Ir štai mes, jeigu, tarkim, išvedam ten kažkas naujas ten šunų rūšys, dar kažką, mes tik žaidžiam ant to jau, kas buvo. Realiai. O dabar yra dabar kažkas, mes dar- niekas Taip. jau nebuvo, niekada, Niekas. jokia forma. Tai yra gal tas bus didelis pokytis tipo, bet šiaip, per amžius žmonės, kai buvo žmonės, tokie lieka žmonės vis tiek. Paim pagrindai išlieka. Mūsų detalės mažos pasikeičia. Jo, bet Pagrindai esmė ta tie pati lieka. Tie patys visi. O šitą nuomonę šiaip nėra labai populiari iš tiesų. Jo, bet, aš šit labai pritariu. Šiauriai pritariu iš tiesų. Dažnai tiesiog pastebiu būtent tokių, kur tipo, mes Gen Z, ir mes esam tokie ir tokie. Mes labai esam aktyvus ir mes labai esam atsižvelgiam į savo emocijas. Realiai, pasižiūrėk į kokius hipius, ne? 50-60 metų atgal virš daugiau. Tas pats, lygiai tas pats. Mes kovojam už, kad pasaulis būtų švarus, mes dabar visi esam su savo emocijom, mes dar narkotikų vartojam, kad dar arčiau būtume prie savo emocijos ir savo tą kokią nors ego mirtį patirtume. Ir tokie dalykai. Ir tu pagalvoji, siaubas, pastoviai tokie buvo dalykai. Taip, keičiasi, sakau, detalės. Žmogus turi polinkį bėgimą, žmogus turi polinkį, žinai. Ir čia panašiai kaip su humoru, jeigu žmonės visą laiką juokavo, kaip nuo ko mes ir pradėjom šitą pokalbį, žinai. Tai irgi yra viena iš pabėgimo formų. Ir ačiū Dievui, kad jinai nesikeičia. Kada žmogus nustos juoktis, tada nebebus žmogaus. O? Produceris šitą užrašyk į descriptioną. Deep thought. Kokią dar turi deep thought? Bliam, reiktų gerai dabar pagalvoti. Tai aš numetu šitą mintį, jeigu tu turėsi, tu bet kada sakyk. O tai pavyzdžiui, gerai. Grįžtam į žemę, realybę biškį. Mes dabar čia esam fakultete savo. Jo. Univere. Toks tipinis klausimas, kaip tau pavyks jį atsakyti įdomu, bet... Kuom gerai universitetas? Kuom gerai kūrybinių industrijų studijos? Tiesiog. Kuom gerai? Nežinau, man pačios studijos... Gal aš jau atėjau tiesiog per daug žinodamas, taip sakant. Taip tų dalykų, kurio mes čia ir taip mokinamės. Tai gal tokios šiek tiek nepasteisino, bet kas iš universiteto yra gerai, tai yra tos pažintis ir būti priverstas dirbti kartu, tarkim, su kažkuo, su savo tais būtent peers. Kad tu dirbi grinai, kaip pasakyti, tu šiaip nueitum dirbti tiesiog gal darbą iš karto po mokyklos, tai tu visų pirma būtum žymiai daugiau su, tarkim, kažkokie, kurie yra virš tavęs, gal kurie tavo aiškina, tipo vadovauja, kaip ką daryti. Čia tu žymiai daugiau gauni darbą, tu dirbti su lygiaverčiais iš esmės. Tipo bent jau amžiaus gal tipo ar panašiai. Tas yra pliusas iš tų būtent pažinčių ir ką nuveikėm per studijas. Ir ką gavau ką galėjau išmokti iš kitų žmonių ir panašiai. Ir taip, buvo ir dėstytojų, kurie labai patiko. Gal ne visi, bet buvo keletas, kurie žiauriai gerai įsiminė ir aš po to, tarkim, net po studijų norisi pas juos sugrįžti, su jais pakalbėti, dar kažką. Tai. Jo, tiesiog tokia pakankamai laisva terpė, iš kurios, jeigu nori, tu gali pasimti, gali susirasti žmonių, su kuriais darysi. Neseniai Vilnius Tech organizavo šitą trumpametražių filmų festivalį, Kino kovas, jau 3 vyko. Fainas labai festivalis, man irgi teko sudalyvauti. Ir tau teko sudalyvauti su komanda, ne? Tai toj komandai buvo kas? Visi studentai. Visi grupiokai buvo tavo komandai, ne? Realiai taip. Ir jūsų filmas nušlavė tiesiog apdovanojimą. Mes biški net gėda. Biški gėda? Jūs per daug gerai pavarėt. Ja. Ne, iš tikro, čia toks, žinai, taip gali nuskambėti labai durnai, bet iš dalies tai buvo biški gėda jau darosi, žinai, tada, kai atrodo, norisi to gal tokio stipresnio competition ar kažkas. Iššūkio. Jo, ir tu gauni, pastoji viską laimi ir tipo, bliam, aš jau nenoriu, man gėda, aš nenoriu vėl įtvasimt dar vieną apdovanojimą, tipo, realiai nemalonu. Tipo, jau man tiek, kad buvo nebemalonu, ne? Tipo, nemalonu, nes jūsų filmas vadinasi Mano nuostabioji apokalipsė, teisingai, ne? Tai irgi produceris jai galės irgi palinkins šitą filmą kažkaip, jeigu bus galima, nes šiaip labai įspūdingas, labai fainas filmas, labai linksmas trumpometru. Tai irgi būti per daug geram, per daug viskas, oi, koks čia fainas, kaip čia fainai padarė, tas irgi nėra gerai žmogui. Ne, ir aš sakyčiau, visą laiką, tarkim, yra kai kurių tipo režisieriai, kurie tai pasisako ir aš irgi visai pritariu, kad ieškokis visų kitų aplinkų specialistų geresnių negu pats esi. Būk durniausias tarp protingų, negu protingiausias tarp durniausių. Nes kai tu esi protingiausias tarp kvailiausių, tai yra pasidaro sunku, nes tu tampi, tipo... Tavo tiesiog kartelė eina žemyn natūraliai. Tai nieks tavęs nestoja, netraukia į viršų. O kai tu turi už save geresnius, atrodo, blema, man reikia stengtis. Aš turiu Dievo širdį pastoviai. Na, aišku, šiaip tas menas nėra competitionas. Dievo širdį.
Menas nėra competitionas, bet kai, aišku, jau tipo vertina, nu tai taip, tarkime, vertinsi. Tokia festivalio konkurso esmė. Visa esmė. Bet šiaip menas reikia tik džiaugtis, kad kuo daugiau žmonės kūrė, o ne aš čia sukursiu geresnį, aš geresnį. Kaip tik, jeigu pamatai, kad kitas geriau padarė už tave, bliamba, kaip tu padarai, pamokyk, padėk ir man tai Jo, pasiimk kažką iš aš to. noriu irgi taip gerai, kad būtų, nes tu vis tiek galvoji, nu, tipo, iš esmės, kai kurį tu vis tiek galvoji ne tik, kad apie save aš kuriu savo, aš kiekvienas labai skirtingai tenais. Vieni gal aš tik kuriu tik savo, man svarbiausia, kad man patiktų. Bet, nu, šiaip yra dažnai, kur tu galvoji, aš noriu kitam žmogui sukurti kažką. Tu dažniausiai ir dėl to tenais sėdi, nemiegi naktim ten, bandai padaryti tą kažkokį ten filmą ar dar kažką, tik tam, kad pagalvoji, bliamba, bet jeigu jam patiks ir jeigu jam dar pasijaus kažkokia emocija, kuri gal jis apie net negalvoja ir panašiai, čia yra žiauriai gerai. Reiškia, aš atlikau savo darbą čia, tarkim, kaip visuomenės narys. Gyvenimo tikslas yra atrasti savo dovaną, gyvenimo prasmė yra duoti tą dovaną kitiems. Ne? O čia irgi filosofija. Nu, bet čia va, kažkas pasakė, čia Pablo. Nežinau, bet kažkas tikrai buvo pasakė šitą. Pablo Picasso gal pasakė. Aš nežinau, pas mane pilna galvoje tokių durnų minčių visokių ir jos, nu ne durnų, gerų, bet jos išlenda ir aš net nežinau, kas autorius tipo jų buvo. Reikia gerai, va. Dar galiu vieną pasakyti, tokį čia biškai gal ne tema, bet sakyk. Įsiminti, tarkim, vardus ir būtent, tarkim, tam tikrus ten filmus ir panašiai, kad galėtum vėliau referencint, yra labai gerai ir ko aš anksčiau, tarkim, tiek nestengiau, dabar būna, aš labai stengiuosi pažiūrėti, kaip peržiūrėjau filmą, tarkim, man tas patiko, nueiti, pažiūrėti, koks tas žmogus atliko, ką jis atliko, ką prieš tai darė, ką po to darė, panašiai. Ir įsiminti, nes tada tu gali labai lengvai duoti, tarkim, net ar ten režisuojant ar dar kažką, ar tiesiog kalbant su kitais žmonėm, kažkokius tokius aiškius tos šaltinius referensus maždaug, kur, čia pagal tą, tarkim, žmogų, panašiai to ir tu, man kitas, jeigu aš žinau, kitas žmogus, su kurio kalbė, žino tą, tarkim, kurie, aš suprantu, apie ką tu kalbi, tarkim, iš karto. Tai yra tokie, nu, sutrumpinimai ir patikslinimai iš esmės. Ir tas žinoti savo, tarkim, tuos, būtent, iš esmės iš dalies bendradarbius, irgi yra svarbu. Gerai, kad kuo daugiau žinai, to yra geriau. Bet lygiai taip pat, daug žinosi, greit pasensi, 100 metų negyvensi. Tai kam tai 100 metų? Šiaip nemanau, kam tai 100 metų. Ne, nu, nebent tu esi, sakau, kosmonautas, be savo planetos. Ir skrendi. Jo, ir skrendi. Šiaip gera tema, man tai patinka kosmosas. Patinka kosmosas? Mes galim dabar padaryti mokslo sriubos epizodą. Sveiki. Ar žinojote, kad kosmosas yra beribis? Wow, kaip nuostabu. Wow, sveiki. Bet tai be bairio, aš tą vedėją, šiandien aš į Facebooką. Man jį parekomendavo. Pamiršau aš jo vardą, Ignas, nežinau. Jo, bet jis man parekomendavo, aš galvoju, paprikolu, nusiųsiu friend requestą, priėmė. Kaip būtų įdomu su juo pašnekėti irgi. Ne, žiūrėjau, fainas bičas. Žiauriai fainas bičas. Kosmosą įdomu, nes realiai čia per ateinančius 3 metus ruošiamės į Mėnulį vėl įsilaipinti. Per ateinančius 3 metus? Kas ruošia? Nu, NASA dirba su SpaceX'u. Ja. O kokią velnio tenai žmogų vėl dedam? Dėl to, kad dabar darys jau jų yra su idėja, tai yra ne tik, kad ieškoti, žiūrėti ir panašiai, tai yra tu po biškį gyvendini kosminę stotį ant Mėnulio ir tada nuo Mėnulio, nes iš esmės, jeigu nori keliauti į Marsą, to reikia daug lėktų. Jo. Taip. Nes tiesiog iš Žemės žymiai sudėtingiau. Eik, tai mes jau tiek tobulėjom, kad mes jau viskas darysim kosminę stotį? Jo. Pasaka. Nu, ant Mėnulio. Kad apibendrint, Klemensai. Nu, ką tu patartum žiūrovui, jaunam kūrėjui, aktyvistui, arba šiaip surūgusiam bambekliui, nežinau, kas dabar mūsų žiūri, bet jauni žmonės vis tiek daugiausia. Ką patarčiau? Ką patartum, bet kokią temą, visiškai be jokių apribojimų. Nebūtinai apie filmus, galbūt apie filmus. Ką žinau, jeigu neturi draugijos, bendrijos, tos angliškai community. Genties. Nu, to kartu kažkokių žmonių, tai labai rekomenduočiau susirasti ir būti dažniau, nes šiais laikais mes labai ir daug problemų, kurios kyla, būtent gal labiau šiuolaikinės problemos, yra būtent iš to, kad mes atskirti vieni nuo kitų esame labai. Ir mes tai ne tik patys atskiriamus, iš dalies gal stengiasi atskirti tos visos technologijos, dar kažkas jos tipo sujungt nori, bet iš esmės jos labiau gal atskiria. Tos technologijos, dar kažkas tokia gyvensena naujoviška, kur mes visi turim galvoti, kad aš tik rūpinu savo dalykais. Ne, tas posakis, taip sakant, užauginti vaiką reikia viso kaimo
yra ne veltui ir iš tikrųjų ir anksčiau senesniais laikais taip ir būdavo, nebūdavo, taip kad tu tik esi, aš tik mama, aš tik tėtis, mes atsiskyrė ir mes auginam tą savo sūnų, dukrą ir panašiai, ne? Yeah. Būdavo, mes einam dabar dirbti laukus, kas sėdi kokią močiutę dar, tipo, kuri kažkokį sėslų darbą dirba ramų, tai va, dabar prižiūrės visus pipirus. Bėgioja į kiemą ir viskas. Tai čia tas pats, su ta bendryje, su draugija, svarbu turėti kažkokius, nežinau, papročiai, tradicijos. Tradicijos kažkokios, veiklos bendros yra labai svarbu ir žmogus yra, vis dėlto vis dar socialus tas gyvūnas. Ačiū Dievui. Kažkoks socialus gyvūnas ir dėl to yra, yra svarbu tiesiog tas. Tai va labai, nes dažnai bijo, aš irgi, tarkim, bijau, būnant, tarkim, ateitis kažkaip visiškai iš nieko žmogum kažkaip. Aš irgi bijau. Nemalonu atrodo. Ir atrodo, tave pažiūrės kaip vidurna dar kažkas, bet geriau pabandyti. Ir geriau bandyti, negu nebandyti. Ir geriau bandyti sukurti kažkokią tokią bendriją ir kartu turėti ką veikti ir kartu būti. Ir lengviau, kai tau yra sunku, kažkas tau gali padėti. Ja, tai ieškoti bendrijos. Gražiai pasakė apie tas tradicijas, man tokia kilo mintis gal pridėti, tu sakai, kad reikia žmogui tų tradicijų, papročių. Man tinka šitas žodis ritualai, bet ritualas tai nebūtinai yra tas pagoniškas, aplink laužą. Ritualas tai ir yra, žinai, kad tu išeini pasivaikščiot, užrašai savo mintį, kokią turi, žinai, tą darai pakankamai dažnai, duodi savo tokio motiono, judėti tipo toliau. Ir ką tu ir sakai prieš tai tiesiog daryti. Nes visa esmė yra daryti. Yra tas pasakymas kažkoks labai durnai, netaisyklingai, gramatiškai netaisyklingai parašytas. Svarbiausia, kas ką daryti. Svarbiausia, kas... Svarbiausia. Su EU. Svarbiausia. Svarbiausia, kas ką daryti. Svarbiausia, kas ką daryti. Faktas. Ko nepaminėjau dar? Aš labai tikiuosi, kad tavo kelionė, jeigu ir truks, tai kad netruks 100 metų, su kosmoso erdvėlaiviu, žinai. Gerai. Jo, ir šaunuolis, kad skrendi, šaunuolis, kad pasidarinai, labai tuo ačiū. Buvo įdomu pakalbėti labai. Taip, man irgi. Ir jums, mėly žiūrovai, mes su Klemensu palinkėsime, darykit, ieškokit savo žmonių, neišprotėkit, neužsidarykit metaliniai dėžutėje vidury neapskaičiuojamo vakumo. O jeigu ir užsidarėt ir esate tokioje situacijoje, pasirūpinkit savim, filmuokit, rašykit, kurkit, skaitykit, lavinkit savo sielą, lavinkit ir save. Ir ieškokit savo prasmės, ieškokit savo tikslų, savo dovanų ir kai atrasit, dalinkitės su pasauliu ir atiduokit tai į išorę. Su jumis buvau aš, Kristupas, Klemensas Kozlovas, pasiekite jį YouTube'ai būtinai, Klemensas Kozlovas, TikTok'e Klemensas Kozlovas, Instagram'e Klemensas Kozlovas, labai neoriginalu iš tiesų. Bet labai aišku ir paprasta. Ačiū, jog žiūrėjote Atlantų balkoną. Iki kito, iki malonaus. Viso.